Labas rytas, mėloji šeiminėlė, šiandieną yra šeštadienis, 7:30 ryto. Vežuosi vaiką su savimi į sporto salę, nors jisai nenori važiuoti, sakė jam nuobodu. Kaip plaukai mano atsigavo, ne? Vau, kokie gražūs, esu tokia patenkinta. Čia yra mano chlorofilas, čia yra šalta kava. Do you want a small drink there as well? And yogurt? Pamačiau, kad sporto salėje savaitgaliais atsidaro 9 valandą ryto. Ką tai reiškia? Kad susitinku su draugė 10. Paklausiu, ar galiu susitikti pusę 11. Tai galėčiau nueiti į sporto salę nors 40 minučių. Bet dabar važiuojame su vaiku į parduotuvę apsipirkinėti maisto ir taip pat reikia užsipilti kurų. Tai taip. Gerai, seimu šios maišus. Pakalbėsime vėliau. Noriu jums parodyti, kaip užrakiname duris. Kadangi mūsų mielasis Dašas, mes sugadinom netyčia šį, neužsirakina duris. Tai kas dabar būna? Mano mielas Dašas atidaro duris, ateina į kambarį, viską apvelia. Dėl to netgi visi kilimai sukelti į viršų. Nedaug dieve. Tai aš dabar užrakinsiu duris ir jisai negalės jų atidaryti. Lotus Go Fresh supermarket nuo namų 4 minutės. Hi, my name's Ryan, and today on Mommy's English YouTube channel. No, this one is for Lithuanian. Oh, but I want to do it. Well, for English we can do it together next time. Nenufilmavau parduotuvėje, bet nuvažiavome į parduotuvę, nusipirkau maisto. Galiu parodyti, ką pirkau. Vynuogės, iš tikrųjų skanios. 2 kiaušinių, vienas šunims bus taip pat vištienos, tokių užkandžių, varnus, norėjau, gėrimas vaikiškas kaip jogurtas, na ir daugiau mėsa, daržovės, vaisiai. Ir taip pat tokį purškiklį, kuris yra automatinis, įdedi batareikę ir jo, šitas jau pasibaigęs, pradedam. Labas rytas, mėloji šeiminėlė, dabar yra 7 valanda ryto, noriu padaryti jogą lauke, gerą pusvalandį 40 minučių. Labai gražus oras, vaikas dar miega. Turiu šias jogos kojines, kurios labai geros, jos neslysta. Turiu tą takelį taip pat, kuris nėra labai geros kokybės. Tai ant jau nemažai slidinėja. Daugiau aš sakyčiau gal preso pratimams, o ne jogai. Atvažiavo Simonas pasimatyti su Ryanu ir važiuojame valgyti pusryčių. Atvežiau Ryaną į Ramajaną vandens parką, kadangi vieno draugo gimtadienis. Tėtė sumokėjo už beveik 20 vaikų dienos pasui. Tai bus visą dieną tenais. Labai bus pavargęs, nes nuo 11 ryto iki 6 vakaro važiuosiu į kavinukę pastudijuoti. Noriu jūs nusivežti į labai gražią kavinę, kuri vadinasi Matys. Jinai, girdėjau, labai graži, balta, erdvi, tikrai, o kodėlgi ne. Vietoj to, kad sėdėti namuose ir studijuoti ir vėl grindis plauti, indus plauti, kažką daryti, aš noriu nuvažiuoti į tą kavinę ir jums taip pat parodyti, kaip atrodo. You should reach your destination by 12 o'clock. Atvažiavau į Matys. Labadiena, mėloji šeimyna, kaip jums sekasi? Aš noriu jums parodyti, kur mes esame. Tai atvažiavome į muziejų, kuris yra Bankoke, 2 valandos nuo kur mes gyvename. Mes gyvename Patajoje, o čia yra Bankokas. Tai apsuksiu kamerą, iš tikrųjų parodysiu, kur esame. Daug nepasakosiu, nes labai daug vaikų aplinkui, nenoriu filmuoti veidų.
Labas rytas, mėloji šeimyna. 7:30, meluoju po 8:20. Šeštadienis. Vaikas žiūri televizorių, o aš baladojusi namuose. Noriu susiorganizuoti šią vietą, kadangi visuomet tai tušinukai, tai pieštukai. Iš tikrųjų, tušinukai suorganizuoti, virtuvė jau beveik sutvarkyti, prasiurbliuoti, praplauti ir taip pat truputėlį laukia ir viskas. Atvažiuos Simonas ir važiuosime į prekybos centrą. Just like for this morning. Ryanas žiūri savo kostiumus, o aš organizuoju drabužius. Dėliojamės, dabar yra 9 valanda ryto, išvažiuosime apie 10 ryto. Galvojau, kad kažkas atvažiavo, mano Dašas laukia, labai nori išeiti pasivaikščioti, bet dabar negaliu, truputėlį vėliau. Dėlioju čia, vaikas rado, ne, tikriausiai ne jisai, bet aš radau dėžę kostiumų, galės dabar susidėlioti. Atėjau į šią parduotuvę, kuri vadinasi Oriental Princess, tai yra mano pati mylimiausia parduotuvė. Joje gali rasti visko. Labai skaniai kvepia, nenaudota ant gyvūnų. Kaina labai gera, viskas gaminta Tailande. Ir taip pat kosmetika turi nuo saulės 50 ir tinkama kosmetika karštiems orams. Taip pat turi nuo saulės 40-50. Taip pat atėjau į Decathlon nupirkti kėdus vaikui. Labas rytas, mėloji šeimyna. Šiandieną yra sekmadienis, vakar buvo šeštadienis, žinoma. Nepavyko daug nufilmuoti, kadangi praleidau laiką kartu su Ryanu, taip pat Simonas atvažiavo. Per daug nefilmavau. Atsikėliau 5:30, padariau meditaciją, pastudijavau. Dabar plaunu kilimą. Na, šeiminėlė, nuvažiavome su vaiku į Momento, tai kaip ir šeimininis restoranas, kuriame yra baseinas. Tokia suknelė kaip halatas, iš tikrųjų labai patogi. 2 dydžiais per didelį suknelį, bet nieko nepadarysi, viskas čia gerai. Laukit, plaukai susimakalavo. Persirengiu, šoku į dušą, nes truputėlį lipni tokia. Buvome baseine. Gaminu valgyti ir iš karto važiuojame su važinėjimo lenta. Kaip vadinasi, nežinau, palaukit, pasižiūrėsiu. Tai dušas, persirengiu, maistas ir su vaiku iš karto lekiam. Dabar yra 4 valanda, 5 noriu išvažiuoti, būti po truputėlį po 5, tai nebus per karšta. Praleisime geras 3-4 valandas, grįšime namo ir miegoti. Apsirengiau labai paprastai, bet man labai patinka ši bliuskutė ir taip pat šortai. Spalva tokia švelni, rožinė, o sakyčiau gal persikų spalva, taip. Kas dar? Turiu vienus vitaminus, kuriuos norėčiau jums parekomenduoti. Swiss Collagen Grapeseed su niacin ir vitaminu C ir E. Wow, niekuomet negalvojau, kad mano oda gali taip gražiai atrodyti. Iš tikrųjų, jinai labai pasitaisė prieš gerus metus, kuomet pradėjau valgyti daugiau mėsos, žuvies, kiaušinių, aš pastebėjau, kad tikrai jinai tokia stangresnė pasidarė, bet galiu pasakyti, kad šie vitaminai tikrai labai geros kokybės. Jie truputėlį brangokie, aš juos pirkau čia vaistinėje Tailande, bet matosi ant odos šviesumo, skaidrumo ir taip pat stangrumo. Kepu kepsnį, turiu 2 kiaušinius, 3 kiaušinius iš tikrųjų, paprastą jogurtą, gerimą jogurtą, šokoladinį pieną, na ir taip pat makaronus. Viską dėsiu čia į šią pikniko dėžę ir vešiuosi kartu su vaiku, nes ant riedlentės važinės vaikas 3 valandas, o aš studijuosiu. Sustojau nusipirkti vištienos, moteris pardavinėja 49 Thai baht kartu su ryžiais. Ši vieta gana faina, gali taip pat viduje, ne viduje, nelabai matau, gali sėdėti. Nueisiu, nusipirksiu kelis vaisius, vištieną kartu su ryžiais. Arbūzo, tikriausiai arbūzo nupirksiu.
Pastačiau mašiną.มันเล่นไม่ได้มึงก็ไม่พัฒนาตัวเองนะมันก็ไม่ Labas rytas, mėloji šeiminėlė, kaip jums sekasi kiekvieną šeštadienį, o šį kartą daugiau negu šeštadienį kepu miltinius blynus. Pas mus yra atostogos, tai aš tuos miltinius blynus kepu plokščius ir po to ištepu su riešutų sviestu, jam tas labai patinka. Taip pat matote tajų arbata, kurią nusipirkau prieš kelias dienas, jinai yra raminanti. Įpyliau pieno rajanui su miltiniais blynais skanu. Na ir taip pat iškračiau mūsų užvalkalus, sutvarkiau viršų ir po to važiavome su Simonu ir su Rajanu pavalgyti pusryčių. Taip pat susitvarkiau savo nagus. Ši moteris, vyras iš tikrųjų juos sutvarkė. Gėda rodyti, bet parodysiu. Sveika šeimyna, šiandieną yra pirmadienis. Aš turiu sofą lauke, kuri yra iš vieno buto, kurį mes turime. Čia yra sofa, kurią reikia plauti. Jinai yra nauja, bet nelabai nauja, iš vieno buto, kurį mes turėjome ir jos jau nebereikia, tai aš noriu ją išsiplauti, išsivalyti, išsiskalbti, jinai yra iš Ikėjos ir perdėti čia. O šią sofą aš noriu atiduoti. Kodėl? Nes gėda parodyti, parodau. Dašas, mūsų mielasis, ją labai gražiai iškuteno, pasižiūrėkite. Čia yra pagalvė įdėta. Gražioj formui. Nei pridėsi, nei atimsi. O kuomet? Gal ir parodysiu. Išimi. Tokie dalykai pas mus dedasi. Taip mes ir gyvenom apie gerus 8 mėnesius. Ši sofa atrodo, valyta. Aš ją valiusi daug kartų, bet vis va. Gal ne kaip ir atrodo, bet iš tikrųjų jinai tikrai yra valyta. Jinai faina, ją gali. Jinai atsidaro kaip lova, blemba, Dašas gražuolis paėmė. Nors ir šita sofka yra plaunama, kelis kartus vis tiek neišsiplauna gerai. Bet kaip atrodo vaikeli. Viską išėmęs jisai. Grįžome namo vieną dieną ir pamatėme, kad jisai iškrapštė ir sprendzinas išėmė, jūs įsivaizduojate. Aš turiu sofos valiklį. Ši vieta yra nuimama, va čia, o aplinkui nenusiima. Tai, kad man gražiai prasivalytų, reikia papurkšti. Ir tada palaikyti. Gėda net pasižiūrėti, gėda kažkam atiduoti, bet gerai. Nieko tokio. Sofa atrodo šitai. Aš manau visai nebloga. Gal miegoti nelabai, gal čiužinį ant viršaus užsidėti, ne? Taip pat yra šis stalas. Na va, ši sofkutė visai neblogai atrodo. Jinai žinoma dar visiškai neparuošta, nes užvalkalas nuimtas. Vaikas sėdi televizorių žiūri. O čia yra išplautas kilimas prieš kelias dienas, tikriausiai matėte prieš tai ploviau lauke, nešiu į viršų ir parodysiu, ką aš organizuoju.